Sveiki visi, ogi tiek metų praėjo ir galiu pasakyti, nieko nepasikeitė. Toliau mano protas atlieka tos vaidmenys, pergyvena šitą patirtį, bet kas aš esu tikras, taip ir buvo, nepakito ir čia yra antiek nekintantis dalykas, kad prieš dabar, prieš 10 metų viskas liko taip pat. Danielius patirtis keičiasi, čia viskas, tai tas, buvo vegetaras, dabar jau ne vegetaras. Ir čia daug labai per tos 10 metų nuo dvasinio kelio ieškojimo praėjo, daug visokių įvykių, bet ta būsena, kuri esu iš tikrųjų aš, ta, kur viskas kas yra, tas ir liko. Ir kai tu žaidži čia tą žaidimą, tas Danielius galvoja, va, čia taip aš dabar tą darau, bet kai nustoja mintis eiti, priimsta viskas ir tu matai, kad vis tiek ta būsena liko kaip visada, jos negalima, kaip galim Dievą vadinti, kaip nori, jos tu nepaleisi. O čia tas žaidimas vyksta toliau. Tai va, dėl to naujų video aš jokių nekeliu, nes nieko nepasikeitė. Nes nėra prasmės eiti kažkokios sektas, judėjimus, kažką eiti žadinti, dar kažką, tiesiog nėra prasmės. Tiesiog, šis jokios prasmės nėra. Tiesiog vyksta ir vyksta. Tai va. Tai tokios naujienos. Tai jeigu kažką pasikeis, aš įrašysiu video. Gal turit kokių klausimų, galit paklausti, dar atsakysiu.